Labą dieną. Trumpi pasakojimai. Atsiprašau, kad buvau dingęs. Taip gavosi, kad suvažinėjau į Ukrainą. Ir taip gavosi, kad kai aš kirtau sieną, prasidėjo Kursko operacija. Mano draugai juokėsi, sako, tu neši mums sėkmę, niekur neišvažiavau. Nu, bet atlikus visus darbus reikėjo išvažiuoti. Tai šiandien trumpai papasakosiu apie mūsų kelionę, nes tai įvyko visai ką tik. Nu ir porą žodžių apie Kurską, nes visi jūs manęs klausinėjate, rašote. Daug nekalbėsiu, bet tai, ką galiu. Tai va, susirinkome keturiese, galų gale susikomplektavom visus krovinius, kuriuos turėjom atvežti. Vežėm vieną labai brangų krovinį, didelį, negabaritinį. Pajudėjom iš Vilniaus 3 mašinom. Tai, ką mes darome dabar, tai yra net ne lašas, o lašelis jūroje, kuris reikalingas Ukrainos pagalbai. Nu, bet mes darome, ką galim. Honda, ačiū tau, šviesos kariai, ačiū jum. Romas didelis, Romas mažas, ačiū jum už pagalbą. Kad jūs padedate mano draugam Ukrainai. Na, jau ir savo draugam. Tai va, išvažiavom iš Vilniaus, pralėkėm Lenkiją, nebe nuotekio. Varšuvoje autostradoje sugedo viena iš mūsų mašinų. Nu, kaip sugedo? Nelabai sugedo iš tikrųjų. Didelis Romas, jisai operatorius, visą kelionę filmavo. Aš tikiuosi, kad LRT parodys tą mažą dokumentinį filmuką. Tai jūs viską pamatysite. Važiavom iki sienos, iki Lenkijos, 7 valandą vakare buvom sienoje, aš jau paskambinau draugam Lvovą, kad mes čia neužilgo būsime, bet kur tau, taip neatsitiko. Mes pastovėjom sienoje nuo 7 ir kirtom ją kažkur tai po 3 valandos nakties. Lenkai išsidirbinėjo, kažkodėl tai pas juos dabar tokia mada. Tikrina labai ukrainiečius grįžtančius. Ten tiesa, apart mūsų užsieniečių daugiau ir nebuvo, tik iš ukrainietiškų mašinų eilės susidarė. Tai Lenkai mus ilgai ir nuobodžiai tikrino. Prie nieko, aišku, prisikabinti negali, mes vežam paramą, viskas gerai. Kažkur 5 ryto buvom Lvove. Tenai mus pasitiko vienas iš mano draugų karininkų iš mano dalinio. Jis važiavo iš atostogų. Jis mums parūpino kažkokį tai bendrabutį. Nugriuvom 5 ryto miegoti, 10 jau buvom atsikėlę, važiavom gerti kavos ir tolyn. Aš dar po kelių užsukau darbo reikalais į sandėlius, patikrinau, kaip ten pas mus viskas vyksta. Ir toliau į Kijevą. Jokių nuotykių. Davarėm į Kijevą, davarėm iki dalinio. Ar tai, ką mes atvežėm, duos kažkam naudos, nežinau. Mašinos tarnaus neilgai ir stovis jų neidealus, nors mes padarėm, ką galėjom. Na ir aplamai tos mašinos džipai ir pikapai gyvena neilgai. Tai, ką mes atvežėm, brangų ir didelio, nepasakosiu kas tai, bet tai yra įdomus daiktas. Po karo papasakos. Dar atvežėm dronų. Mano batalionas jau savo puslapį padėkojo už tai. Aš likau dalinį su savo draugais susitikti, pašnekėti. Prisiminėm žuvusius. Pavakarieniavom, nuėjom miegoti. Sekančią dieną Romos operatorius ir Honda išvažiavo į miestą susitikti su vienu iš gydytojų, iš, nežinau, čia ne firma, ne kompanija, organizacija. Iš organizacijos Gydytojai be sienų. Jis truputį papasakojo apie tai, kaip vyksta, ką reikia daryti. Tikiuosi, kad tą reportažą irgi LRT parodys. Kas dar įvyko? Daugiau kaip ir nieko. Susitikau su krūva savo draugų. Vienas iš jų kaip tik
kažkiek tai žinojo apie tą Kursko operaciją. Nieko man daug nepasakojo, to, ko negaliu aš žinoti. Galiu pasakyti iš karto apie Kurską, kad Ukraina strateginę pergalę jau turi, politinė prasme, informacinė prasme, propagandos prasme. Kas liečia karinių veiksmų, aš neturiu teisės komentuoti, nors daug ką žinau. Pamatysime per artimiausias savaitės, galbūt mėnesį, kokią karinę prasme tai duos iniciatyvą Ukrainai ir sumažins iniciatyvą Rusijos federacijai. Tai, kas įvyko dabar, parodo du dalykus. Kad Ukraina dar gali ir jinai gali laimėti. Bet laimėti jinai gali tik tada, jeigu visos vakarų šalis galų gale kažką padarys. Ne žodžiais, o tikrai darbais. Jeigu jos darytų taip, kaip daro mano draugai savanoriai, kurie veža, nežadėtų, kad mes padarysim tai ir tai, o tiesiog padarytų, mes darom labai nedaug, kaip aš minėjau. Nes mūsų pajėgumai yra ne valstybių pajėgumai. O vakarų valstybės labai gaila, bet žada, o duoda trupinėlius. Man gėda dėl to. Nes mano vyrai žūna neturėdami normalios technikos. Va. Ir ką dar parodė šitas puolimas ukrainiečių? Tai, ką man pasakoja visi mūsų politikai. Kad nėra grėsmės Lietuvai. Kad Rusija niekada nesukoncentruos kažkokių pajėgumų, nepastebėjus užsienio ir mūsų žvalgybų. Tai aš jums pasakysiu, kad surinkti 35 000, kurie puolė Charkovą iš Rusijos pusės, niekas jų nematė. Nei amerikonai, nei britai, nei ukrainiečiai. Tai, ką padarė dabar Ukraina, jie surinko didžiulę karinį pajėgumą, užpuolė Rusiją pačioj netikėtiniausioje vietoje, kur rusai nesitikėjo. Kaip aš jau ne vieną kartą sakiau, priešas puola tada, ne kai jisai pilnai pasirengęs, o kai tu esi nepasirengęs aplamai. Arba labai iš dalies. Tai va, tai parodo tik vieną, kad tokį resursą, gana didelį, galima paslėpti ir nepamatyti jo koncentracijos. Netgi naudojantis visom kosminiam, droniniam ir dar įvairiam žvalgybos priemonėm. Šitas dvi operacijos tai ir va. Nemanau, kad aš klystu. Kas apie Kurską daro? Ten kariauja porą mano draugų. Aš tikiuosi, kad su jais viskas bus labai gerai. Aš nesitikiu, kad mes paimsim Kurską, kad mes paimsime atominę. Aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Kai aš išvažinėjau iš Ukrainos, vadas paklausė, tu dar Ukrainą, aš sakau, jo, jis nežinojo, kur aš, mes šį kartą nebuvom susitikę, jis fronte. Jis sako, tu gal neišvažiuok, tu gal pasilik, mes kaip nors sugalvosim, tave čia išlaikysime, tu mums reikalingas kaip talismanas, kai tu Ukrainoje viskas būna gerai. Aš sakau, ne, vadas, negaliu. Reikia kažko užsiimti namie. Tai va, šiandien toksai labai trumpas įrašas. Negaliu pasakyti, dar nelabai pilnai atsigavau už kelionės. Kaip ir minėjau, turiu daug ką pasakyti apie Kurską, bet nenoriu ir negaliu. Na ir galbūt tiek. Pasikartosiu, ačiū visai Šviesos karių chebrai, ačiū Honda. Ačiū abiem Romom. O savo draugam pasakysiu, trimайтесь, мы переможем. Slava Ukrainai. O jum, aš pabandysiu vis dėlto padaryti tą video. Jis nebus trumpų pasakojimų. Jis bus apie tai, kaip artėja mūsų rinkimai ir ką aš galvoju apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Viso gero.